Sveiki. Šiandien video bus tokioj neįprastoj aplinkoj, miško apsupty, ežero apsupty. Norėčiau šiandien truputį plačiau pakalbėti apie meilę ir gerumą. Labai džiaugiuosi, kad Facebook'e pasirodęs mano postas sukėlė daug diskusijų, daug pasidalinimų, asmeninių pasidalinimų, rašymų ir suprantu, kad tai liečia kiekvieną, nes mes tai perinam kiekvieną savo gyvenimą. Ir juk iš tiesų, ko mus mokė nuo vaikystės, tai būk geru. Ypač mano kartos žmonėm. Būk geras, neįsiskirk iš kitų, būk nuoširdus. Mūsų religijos moko būti geru. Ir labai svarbu yra suprasti, kas vis dėlto yra tas gerumas ir kaip atskirti tai nuo meilės. Pirmiausia, man norėtųsi, kad atsakytumėt jūs patys į klausimą. Jeigu mes jau grįžtam prie religijos ir iš tiesų dauguma mūsų pažįsta Jėzų vienaip ar kitaip, tai kaip jums atrodo, Jėzus demonstravo ir rodė savo gerumą, ar vis dėlto jis mylėjo? Pamąstykite apie tai, atraskite skirtumą. Dar vienas svarbus dalykas, kada vaikas mūsų grįžta iš darželio, iš mokyklos, mes dažnai paklausim, ypatingai kuo jis mažesnis, tuo dažniau, ar tu buvai geras darželyje? Na, ką tai reiškia? Tai ar tu klausai auklėtojos, ar tu su nieko nesipykai, ar tu draugavai su visais, ar ne? Mes suprantam gerumo sąvoką. Ir vaikas dažniausiai pasakys, tai buvau. O ar mes paklausime jo, ar tu šiandien mylėjai? Greičiausiai mažylės pasimes. Mes praktiškai niekada neužduodam tokio klausimo. Mes jau išmokome užduoti klausimą, kaip tu jauteisi, bet nemokome ir neparodome, kad per dieną svarbiausia yra mylėti. Ar tu turėjai ką mylėti? Ar tau pavyko šiandien mylėti? Mama, ką mylėti? Na, draugą, auklėtoją. Ar tu ją mylėjai? Ir pamatysite, kaip keisis vaiko savivoka, kaip keisis vaiko akis, kaip keisis vaiko jausmai, kaip keisis jūsų bendravimas. Jeigu nuo mažų dienų, grįžus iš močiutės senelių, paklausai, ar tu mylėjai šiandien savo babytę? Ar pavyko jums mylėti vienas kitą? Tokiu klausimu, tokiu įvedimu į tą būseną, į suvokimą, tu leidi vaikui būti savimi. Tu jo neverti nuolat būti geru, nes gėrio ir blogio iš esmės tokio nėra. Šiandien komentaruose mano teta parašė, bet vis dėlto gal nėra būti blogai geru. Aišku, kad nėra. Bet mes visą laiką žmonės atverčiam viską atvirkščiai. Mes pradedam nuo gerumo, kas yra vis dėlto puikybės dažniausiai aspektas ir ego patenkinimo, įpročių, įsitikinimo, bet nepradedam nuo meilės. Jeigu tu būsi geru, tu pavargsi. Tu pavargsi tokiu būti. Tu vis tiek supyksi, tu vis tiek pavargsi, tu vis tiek tau atsibos, arba tu pasišypsosi, bet tu nusisukęs pabumbėsi. Jeigu tu mylėsi, viso šito nebus. Mylėdamas tu niekada nepakenksi kitam. Kaip atskirti, ar ne? Yra jūsų vaikas, kurį besąlygiškai mylite. Jūs nesitikite atlygio iš jo, jūs jį mylite, jūs jį glaudžiate, jūs jam perkate kažką, maistą gaminate, apkabinate, būnate, dovanojate jam savo laiką ir jum teikia džiaugsmą. Buvimas teikia džiaugsmą tai, kad jūs galite tai duoti. Nieko nesitikinti iš vaiko. Ir jeigu iš tikrųjų prasideda tai, o ką tu man davėjai, juk aš tave taip mylėjau, tai nebuvo meilė. Tai buvo jūsų demonstruojamas gerumas, kaip motinos, kaip, nežinau, moters. Ateina pas vaiką kaimynų vaikas, jūs ir jam duosite sumuštinį, bet gal, kaip oficialiai taip negalvojam, bet vis tiek gal ir jūsų vaiką kada kas pavaišins ar ne, duodat sumuštinį, pasiūlote jam kažką, jūs tikrai nelinkite jam blogo, jūs visai iš viso širdies. Bet jeigu jūs tai perverčiate į tai, kad o ar aš iš meilės tai darau, jūs pamatysite, kad jūs sutepsite skaniausią sumuštinį. Jūs duodama tą sumuštinį norėsite tą vaiką apkabinti,
paklausti, kaip jis gyvena. Jeigu jūs per tą prizmę bandysite bendrauti, jums nekils noro kontroliuoti. Myliu, tai nereiškia būnu nuolat. Myliu, tai reiškia leidžiu vaikui, broliui, seseriai, suaugusiam, artimajam, draugui būti visokiu. Myliu, tai nereiškia, kad, vėlgi pavyzdys yra kaimynai, kuriuos mes, sakykime, aš esu geras kaimynas. Ir pyragą paketu, ir bendrauju su jais, ir pasiklausiu, kaip sekasi. Ir nekenkiu jiem, ar ne, padedu, jeigu reikia. Ir kaip mūsų santykiai keisis, jeigu aš juos mylėsiu. Jeigu mylėsiu, aš įkyriai nelysiu. Aš be reikalo nenešiu tą pyragą tam, kad pasirodyt, kad aš esu gera, bet iš tiesų gal aš paklausiu tiesiog, kaip tau sekasi. Būsiu pilnas atjautos ir meilės. Daugybė reikalų ir daugybė netikslingų veiksmų nukrenta nuo mūsų pečių, kai mes pradedame mylėti. Jeigu mes, sakykime taip, turim sunkiai sergantį artimąjį, vyrą, tėtį, mamą, brolį, vaiką, sakykime, tai padėsiu, būsiu, tarnausiu tam žmogui, ar ne? Ir valgyti virsiu ir dar kažką, nes vis tiek aš žmona, man priklauso, aš dukra, man priklauso. Ir tai darau dėl to, kad, taip priimtina, ar ne? Bet ateis laikas, kai jūs tai darydama jausite pyktį, susierzinimą, nuovargį, nes tai sekins. Ir kaip viskas pasikeis, jeigu jūs pirmiausia pradėsit iš meilės tai daryti, tai yra mylėti. Pradėsite dėkoti tai situacijai, dėkoti savo tėčiui, savo vyrui, kad jis leidžia jums tarnauti, kad jis leidžia jums patirti tai, kad jūs keičiatės per šitą situaciją, kad jūs turite būti jam ir esate jam dėkingas, visų pirma mylite. Ir iš meilės jūs ne tai, kad ten daugiau kotletukų pakepsit, ar kažką ten aprūpinsit kažkokiam lovom ypatingo gulinčio, bet galbūt jūs daugiau laiko su juo praleisite. Jūs nepyksite ant jo, kai jis bus suirzęs ir pavargęs. Jūs gal ir nubrauksit ašarą, bet jums nebus gaila savęs. Tai yra labai jautri ir tokia plona linija tarp to gerumo ir meilės. Bet jeigu vadovausitės bet kokį sprendimą primdami to šūkiu, kad vėlgi, o Jėzus, o koks jis buvo? Ar jis mylėjo? Ar jis buvo geru? Jis nėra nedemonstravo, kad aš esu geras. Jis darė tai, kas jam priklauso. Jis ne visada ten buvo linksmas ir juokėsi. Jis turėjo ir, sakykime, tokių išdavų, kaip nebijojo pasakyti tiesos tiem žmonėm, kuriem tai nepatinka. Pavyzdžiui, dabar yra labai aktualu, kai mes mokome tų dalykų, kurie mums atrodo, kad kitas žmogus tai supras, jeigu aš tai jam pasakysiu, taip švelniai, atsargiai, jis neįsižeis, jis mane priims, galbūt jis mane seks, galbūt aš atitiksiu jo įsitikinimą. Tai nėra meilė. Tai yra kažko darimas dėl to, kad jūs įvertintų. O čia yra tas jūsų gerumas, ar ne? Bet jeigu jūs išdrįstate, be jokios sąžinės graužaties ir ne iš to, kad pasirodyt kitokiu, bet išdrįstate kalbėti tai, kas iš tiesų yra tiesa. Jeigu jūs išdrįstate žmogui pasakyti jo minusą, nepatikauti jo silpnybėm, nesvarbu, ką jis apie jūs pagalvos, ar apie jūs apkalbės, bet jūs išdrįstate būti tikru, nepaneigiant to žmogaus pasirinkimo ir nesmerkiant to žmogaus, tai jau yra meilė. Kai myli arba prioritetu keli meilę, ateina į tavo širdį ir gyvenimo ramybė. Nes nelieka vietos veidmainystės, nelieka vietos puikybei, nes tau nereikia, kad tave, šaunuolė, tu ten taip gerai pasakei, ten taip ir taip. Tau nuo to nei geriau, nei blogiau. Tu pasakei, mylėdamas žmonės, tikėdamasis, kad
net nesitikėdamas, bet tiesiog atlikai tai, kas tau priklauso, tu žmogų myli besąlygiškai, nesvarbu, ar jis tai priima ar nepriima, tu suvoki, kad ateis laikas, jis tai priims, jeigu dar jo nėra laikas, nepriims, jis vienaip ar kitaip tai vertins, bet tai tau yra nesvarbu, nesvarbu ne dėl to, kad žmogus nesvarbu, o dėl to, kad tai yra beprasmiška, tai yra visiškai nereikalinga. Linkiu jums meilės savo kasdienybėje.